Va. Pirmą kelionę, kai GoPro yra. Jeigu kada nors gyvenime bus labai viskas nepriesku, tai va, druskytės gali atsirasti. Va, norisi liepą palaižyti. Puiku. Gražus paplūdimiai. Jeigu senis esi ir jeigu tau nepatinka žmonės. Man čia ne vieta. Ir čia, matai, faina, kad vėjas turėtų nemaišyti. Ožiukas. Druska! Aš čia šašlykus, druskos radau. Jau kelinta valanda, tai iškrypėlė mane persekė, aš negaliu niekaip atstoti, aš bandau slėptis visokiose urvuose, bet vis tiek, karočiui, jinai mane randa pastovi ir aš bandau, negaliu, vėl jinai, vėl matot, vėl, blėt, bandau atsiriboti nuo jos ir ne velnio nepavyks, prilipa. Kaip ir visur įda trišūdo. Anelė pakoj. Va, dangoraižis. Vienas vienintelis. Ten akvaparkai belė kokio gerumo, ten waterpark tu varai. Visas ten, karočią, taško klyksmas, bovu. Vienas namas paklydėlis, 30 kažkelių aukščių. Aukščių 30 kažkelių. Tačkai. Jeigu vienan šoktum ir galėtum pasivažinėti. A čia va valtis. Vieną tokį apeikiškį ir nereiktų namo. Einam išrinksim. Ne, tai negalim, taigi netyčia perspėjusim tada jūtų valtį kažkur. Va šitų azimut paimčiau. Ten buvo dar geresnių. Už va tos piktos sienos. Čia jau skaitosi
Turtuolių rajončikas. Dubai style. Čia yra, kaip padarys, tai jisai šviečia saulė, jisai sutelkia tą energiją ir po to tokiu spinduliu išaus ir sunaikins mėnulį. Mačiau per Star Wars. Nori sušijamą. Sušijamą. Pamiršau raktelį nuo savo laivelio. Aš kadangi mano pirma meilė buvo Irina. Tai vat ir jos garbiai. Dar biškį ir bus liepa. Brigitė, mes to laivo atradom. Perves man 3 lemus ir gausiu pusę. Matau, kad tai Alfis. Nes jis ne Alfa, jis tiesiog yra Alfis. Gaila nėra kokia nors gnyda, tai tada va tikrai būtų būtų. Šiaip tai nematau, kad čia tokia įspūdinga būtų gyventi. Va, koksai. Katamaranas. Va. Mažiukas pusė lemo. Все, nežinamės iš Dubajaus. Norėčiau rasti vietą, kur nebūtų nei vieno žmogaus, bet ten kažkoks tai sėdi kaip visada. Va ir liepa kojas. Bet ko jau ko, tai labiausiai nemačiau tokio dydžio riedulio. Aha! Riedėk. Riedėk, sakiau. Paleido, man atrodo, jis ant galo susivyniosi iki tokio dydžio, kad Kiprą nuskandins. Ką tu? Einam kažkokiam super senovinėm koplyčion, kur yra žinoma dėl to, kad jinai yra super senovinė, bet kondicionierius yra pastatytas. Žodžiu, nesvarbu religija, comfort is comfort. Čia tos kriptos, ne? Nakvynės vieta atrasta. Dabar einam pagausim driežą. Kurgi sulindai? Neparadau namus. For free. Ir ten buvo labai sultingas driežas, bet pabėgo. Ant va kur tai čia va.
Kas ten? GoPro pabuvo po žemę. iPhone'as driežia. Minus vakarienė, bet ten tikrai sultingas buvo. Backpack and her backpack is bad. I can also attach feet pictures of feet. Išsigandai? Taip ir sakyk, aš jau gal nuo vakar, jau nuo vakar aš čia. Čia kuolio nebėra, tai gal užimsiu, karočią, nišą. Va. Šios rudosios krazdėlės gyvena šioje skylutėje jau 25 000 metų. Kiekviena iš jų yra džiunglystės. Gau pizdy nuo lapo. Kraujukas man bėga, aš dabar galimai nusinuodžiau kokią nors blogumu. Dar vienas į mano botanikos žurnalą, kur aš ir gėlės. Čia tokia rubrika bus, aš ir gėlės. Aš ir polergonija, aš ir gvazdikulis, ramutės. Ramutės. O čia kokios buvo? Čia pietų kiparisas. Va. Tada yra gvazdikų, tai daug yra. Gvazdikas violetinis, gvazdikas oranžinis, tada gvazdikas oranžinis su geltonu. Tada toks su žaliu darbiški gvazdikas. Ir dar kažkoks tai yra, bet ten jau retas labai. Tai Free Zvezdin viešbutis. Pažiūrėkit į mano kribą. Va, viskas. Vanduo yra geriamas, bet po to dar labiau nori gert. Bet geriamas. Va, tai čia Liepos lova. GoPro stop recording. Sakyk miau miau. Ir pasakė miau miau. Taip. Miau. Kaik, kaik. Murmiau. Murmiau. Murmiau kačiukas. Ta ausį nukando kažkas tai. Taip. Nesišaipyk iš manęs, sakyk taip. Žinok, neturiu aš tau kuo pavaišinti. Žmona viskas suvalgė. Miau. Aš nežinau, kaip iš čia išeiti. Net Liepa sakė oho. Vienintelis dalykas, ką aš žinau, kad aš kai žiūrėsiu video, tai suprasiu, kad aš ne velnio filmuoti nemoku. Nežinau kokiu būdu, bet aš sugebėčiau su šita lazda vis tiek įkišti pirštą į kadrą. Arba, bet, karoč, jo. Kiek pinigų nežinau, lyg ir 12. 12, avokado su krevetėm, jūros dalykai. Kažkas homemade. Kažkas homemade, neaišku kiek pinigų.
sultis, neaišku kiek pinigų. Bet skanu. Bombolė. Kaip tau? Dar nespėjau paragauti. Nu. Viešbutis Kerstofinija. Nei vienos žvaigždės. Ai, kur žvaigždė? Ne žvaigždės. Apšie dangus praktiškai skaidrus. Nei vienos, tik skaidrus dangus. Visokie super galingi mašinos. Nissan Otne ir citrinmedžiai. Nes kai gyvenimas duoda tau citrinų, purškis jas ant akį. Čiao. Tuolikas, šliepla. Bet tai, kad tualetų naudotis negali. Va, kambariukas. Veidrodis iš kitos pusės viskas matos. Gali žiūrėti. Šakarnas telikas ir belia kaip geras vaizdas. Jie pasako, kad vaizdas geriau būtų jūro, aš sakau, čia ir pigiau ir dar šikną gali parodyti. Tai belia kaip gerai. O didžiausias prikolas tai yra lova. Karočią, belia kaip geras feature, aš namie tokios norėčiau. Karočią, kaip pritavęs pradeda daly žmoną, tu gali pasakyti stop ir va taip, karočią, tipo, toliau. Ir nieko, jinai per šitą, kadangi šaltą naktį, jinai per šitą nebegali pereiti. Čia lygiai taip pat kaip druskos užbarstyti ir nebegali lysti, tai čia belia kaip gerai. Rekomenduoju 13 iš 26. Tai vidutiniškai gerai. Davai. Bemontuodamas video supratau, kad aš nemoku lietuvininkum gražiai šnekėti ir pastoviai kartoju žodį karočią. Man reikėtų išmokti kalbėti ir nenaudoti visokių negražių barbarizmų. Tai prigalvojau, kaip reikia pakeisti žodį karočią. Tai karočią žodžio mums nebereikia. Mes turim saugoti lietuvių kalbą ir vartoti lietuviškus dalykus. Tai pavyzdžiui, šventa bulvių galė, ant kokleto viršaus, imbecilui girdint, tiesiai iš puodo, valgyk bet pagirdėt, anot ministerijos, po trečios šlepetės arba pats juokingiausias, bet toks labai ilgas, kai uodas skelbia referendumą. Tai va, lietuvių kalbos pamokėlė baigta.